Tylos. Nagrinėjama Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus byla. Kviečiu pasisakyti pirmąjį liudininką. Jūs į mokyklos svetainę keliate nuotraukas, taip? Tačiau jūs darote gėdą mokyklai su tokiamis baisiomis nuotraukomis. Aš atsiprašau, aš tikrai atsiprašau. Aš tikrai moku gražiai fotografuoti, bet kai toks negražus apšvietimas licėjuje, čia tiesiog baisu. Kaip galima daryti gražias nuotraukas? Aš nesuprantu. Aišku. Dabar norėčiau išklausyti antrojo liudininko. Jūsų vaizdo įrašai įkelti į mokyklos tinklapį susilaukė daug kritikos. Ką turite apie tai pasisakyti? Nekaltinkite manęs. Šita mokykla geros aparatūros jau dešimtmetį nemačius. Kaip gali būti geros kokybės vaizdo ir garso įrašai, kai tokia niekam tikusi aparatūra? Įdomu. Na, tuomet norėčiau išklausyti paskutinį ir svarbiausią liudininką. Tai gero apšvietimo nėra, geros garso įrangos nėra, tai gal iš viso finansavimo nėra? Kaip tokias problemas sprendžiate? Na, klausykit. Anksčiau mes kaupėme lėšas iš 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Tačiau dabar vyriausybė jį mokykloms panaikino. Tai kaip jūs norite, kad mes turėtume gerą garso šviesos aparatūrą? Na, aš tai sprendimą matau. Jis man padėtas prieš pat akis. VGTU inžinerijos licėjaus tėvų bendruomenė įkūrė bendruomenės labdaros ir paramos fondą. Ir kuriame galite suskirti šią paramą iki, pabrėžiu, 25 metų gegužės 1 dienos. O prašymus galite pateikti tik elektroniniu būdu per VMI elektroninę deklaravimo sistemą. Taigi mokyklos bendruomenė būtų jums labai dėkinga. Kur aš baigiau? Ak taip, byla baigta.